Konsultuodamas pastebėjau vieną labai ryškią tendenciją. Žmonės perteklinį dėmesį skiria daiktams ir nepaprastai mažai dėmesio skiria santykių kokybei arba psichologiniams dalykams, arba jausmams ir bendravimui. Sakykime pavyzdys, tėvai prievartauja savo vaikus gauti aukštos klasės gerai apmokamų darbų diplomus ir tuo pačiu metu daro perteklinį psichologinį spaudimą, kuris tiesiogiai žudo vaiką. Ir antras pavyzdys, vyras nori šeimai uždirbti būstą, pastatyti namą, pasekoje jis išvyksta į užsienį uždarbiauti, bet praranda šeimą, praranda ryšį su šeima ir praranda ir žmoną ir vaiką. Tai vat šitas perteklinis rūpinimasis daiktais ir būtiniu komfortu, aš nesakau, kad tai nereikalinga, kad šitie dalykai yra reikalingi, bet aš kalbu apie perteklinį rūpinimąsi ir atvirkščiai, apie didžiulį nepriteklių, didžiulę stoką bendravimo ir bendravimo kokybės. Tai šita tendencija mane stebina, aš ją pastebiu, kitaip sakant, registruoju kiekvienos konsultacijos metu. Suaugę žmonės, kuriem ten 40-50 metų, elgiasi šiuo atžvilgiu maži vaikai, kurie, reiškia, draskosi dėl kažkokių žaislų, bet praranda draugus smėlio dėžėje.